vardas Redas Laukys. Aš dirbu Vilniaus universitete šiuo metu viešų pirkimų direktorium. Ir mano pranešimo tema iš tiesų buvo labiausiai orientuota į tiekėjus. Man įdomu paklausti, ar čia apskritai yra šiai salėje dar tiekėjų likę. Labai. O malonu, kad yra, nes galvau, kad tarpusavį su perkančiosiam organizacijom padiskutuosim, paverksim ir išsiskirstysim, bet labai malonu, kad yra ir tiekėjų. Tai iš tiesų, kai man paskambino organizatoriai ir paprašė atstovauti perkančiasias organizacijas ir pasakyti, pabandyti išdėstyti perkančios organizacijos požiūrį, ko mes tikimės iš tiekėjų, tai šiek tiek buvau suglumęs, nes iš tiesų žymiai lengviau kalbėti apie savo problemas, negu sakysim, kritikuoti kitų darbą ar kalbėti apie kitus, bet nusprendžiau, kad apie tiekėjus kalbėsiu iš tos prizmės, kad su kokiom problemom mes susiduriam viešuose pirkimuose ir kokias klaidas daro tiekėjai. Tai trumpai apie save. Aš jau beveik 15 metų dirbu viešuose pirkimuose. Mano pirmas toksai didesnis indėlis viešuose pirkimuose buvo, kai įkūriau reabilitacijos centrą ir jį teko įrengti ir jam vadovauti 4 metus. Tai tada susidūriau su įvairiom ir įvairių statybinių darbų ir reabilitacinės technikos pirkimais. Dabar šitas centras vienintelis Europoje gavo reabilitacijos kokybės žvaigždę praeitais metais. Tai čia šiaip malonus faktas. Toliau dirbau didžiausiai elektros tinklų įmonėje Lietuvoje. Matau ir vienas kolega mano sėdi iš buvusios darbovietės, tai ten taip pat labai įdomių ir didelių pirkimų buvo atlikta ir tada patekau į Vilniaus universitetą. Iš tiesų ir kur dabar darome didelius infrastruktūrinius projektus, ką tik pradėjome didelį nacionalinį fizinių technologijų mokslų centrą statyti, ką tik pastatėm mokslinės komunikacijos centrą, 200 milijoniniai projektai. Taip pat esam nupirkę didžiausią Lietuvoje superkompiuterį, taip pat įvairios aukščiausios technologinės įrangos. Ir dabar, kai pasižiūrėjau ataskaitą, tai Vilniaus universitetas yra 17 vietoj. Manau, čia dar 100 milijonų neįskaičiuota, tai turėtų būti pirmam 10-uke perkančių organizacijų. O kokie yra mūsų didžiausi tiekėjai, pasižiūrėjau. Tai peržiūrėjęs 30-uką, 35-uką, tai pamačiau, kad visi tiekėjai, beveik 2/3 yra taip pat mums pažįstami. Ir galvodamas apie tai, ką turėsiu pasakyti, pagalvojau, kad pasižiūrėjau literatūros kokios, tai iš tikrųjų jokių pranešimų ir konferencijose nesu nieko matęs, ko tiekėjai, perkančios organizacijos tikisi iš tiekėjų. Tai apskritai tokia problema atsirado, ką sakyti. Tada pagalvojau, prisiminiau ką tik išleistą Lietuvos banko monetą. Tai viena jos pusė labai spalvinga, o iš tikrųjų kita pusė yra tuščia. Tai apie tai, kokie turi būti tiekėjai ir ko perkančios organizacijos tikisi, tai nelabai kas iki šiol pasakyta, tai gal iš tikrųjų tai nesvarbu yra. Gal tiekėjai neturi jokių sąnaudų viešuose pirkimuose, gal jiem tas yra labai lengva ir paprasta.
tačiau pasižiūrėję statistiką, kurią padarė 2011 metais didelės kelios organizacijos, skaitant PricewaterhouseCoopers, tai vat, čia matosi, kad perkančių organizacijų Lietuvos sąnaudos vienam pirkimui vidutiniškos yra 27 dienos ir kartu pasižiūrėjau, kad vienas tiekėjas vidutiniškai vienam pirkimui skiria 13 dienų, o jeigu turėsim omeny, kad vienam pirkimui vidutiniškai pateikiama 3,5 pasiūlymo, tai tampa aišku, kad tiekėjai iš tikrųjų turi žymiai didesnės suminės sąnaudas vienam pirkimui, tai yra 45 dienos. Tai išvada tokia, kad tai iš tikrųjų viešieji pirkimai sudaro reikšmingą sąnaudų dalį. Dienomis tada pasižiūrėjau, kokią sąnaudų dalį sudaro litais. Tai jeigu perkančiai organizacijai vienas pirkimas kainuoja 5,5 tūkstančio, tai tiekėjui 3,5 tūkstančio. O jeigu vėl padauginti iš dalyvių skaičiaus, tai gaunasi, kad tiekėjai patiria 2 kartus daugiau sąnaudų viename pirkime, tai būtent 13 tūkstančių litų. Taigi iš tiesų, ką tiekėjas turi daryti ir kaip jisai turi ruoštis pirkimam yra labai svarbu. Tada iškylo klausimas, kaip mes su tiekėjais bendraujam ir kaip tai atrodo bendroj pirkėjo-tiekėjo santykių vadybos teorijai. Tai vadybos teorijoje išskiriami 4 pirkėjo ir tiekėjo santykių tipai. Tai pirmas yra konkurencinis, antras yra partnerystės, trečias jungtinės veiklos ir ketvirtas vertikalios integracijos. Aš iš karto pasižymėjau raudonai jungtinę veiklą ir vertikalią integraciją ir santykinai tik tai pažymėjau partnerystę žaliai, nes šitas tipas praktiškai irgi viešuose pirkimuose neįmanomas, o dėl to, kad viešieji pirkimai yra labai specifinis procesas, būtent tai yra pirkimas reglamentuojamas viešų pirkimų įstatymų, todėl iš tikrųjų tie kiti santykių tipai atkrenta ir realiai tik tai yra įmanomas vienas tipas, apie kurį vėliau pakalbėsiu. O priežastis yra tos, kad pirkimas turi būti sudaromas vadovaujantis 2 kriterijais, tai teisinių kriterijų, turi būti užtikrinti viešųjų pirkimų principai, lygiateisiškumo, proporcingumo, skaidrumo, čia mums pagrindiniai, ir turi būti įvykdyta atitiktis viešų pirkimų įstatymui. Ir taip pat antras, tai ekonominis kriterijus, kas yra būdinga ir privačiam sektoriui, tai būtent yra prekių paslaugų darbų kaina tinkama ir tų prekių paslaugų darbų reikalingumas. Ir išeinant iš to, mūsų uždavinys yra pakviesti pirkimus kuo daugiau tiekėjų, gauti geriausią tiekėją, gauti geriausias reikalingas pagal tos poreikius prekės, paslaugos, darbus ir geromis kainomis. Ir kaip sakiau, jeigu žiūrėti į perkančiosios organizacijos ir tiekėjų santykius, tai iki kokių 2008-2009 metų, tai iš tiesų vyravo tokie santykiai, kad pirkėjas yra bosas, tiekėjas yra subordinuotas, sakysim, turintis įvykdyti perkančiosios organizacijos reikalavimus, neturintis žodžio dažnai. Dabar po 2009 metų, sakysim, šiek tiek tiekėjai išprūso, buvo palengvinta pretenzijų pateikimo sistema, tai dabar daugiau mažiau procesas yra panašus į grumtynės, tiekėjai jau išmoko ginti savo teisės, bet iš tikrųjų man tai labiausiai priimtinas yra šitas hibridas, kur
Kaip matome, čia galime spėti, kad čia yra perkančioji organizacija. Ji pagarbiai, nors ir turi pinigų, yra aukščiau, pagarbiai žiūri į tiekėją, kuris yra žemiau, bet jisai yra lygiavertis ir gali pasiūlyti to, ko reikia perkančiai organizacijai. Dabar, kad išdėstyti lūkesčius ir kažkokią sistematinę tvarką, pasižiūrėjau, kaip privačiam versle yra pirkimo procesas išskaidytas ir struktūrizuotas. Tai būtent yra dvi fazės, tai yra taktinė fazė ir operacinė fazė iš esmės. Tai pirmoji fazė yra iki sutarties sudarimo, tai būtent pirkimo objekto specifikacija, tiekėjo atranka ir sutarties sudarimas. Ir po to yra sutarties vykdymas, tai yra užsakymai, pristatymas ir sutarties vertinimas. Tai norėdamas pasakyti, su kokiom problemom susiduriam, taip pat išdėsčiau, kokios yra viešų pirkimų stadijos. Tai pirma stadija yra iki pasiūlymo pateikimo, tai pirkimo planavimo stadija. Tai šita stadija yra, kalbant apie tai, ko mes tikimės iš tiekėjų, tai yra pati svarbiausia iš tiesų, nes šitoj stadijai perkančios organizacijos planuoja savo poreikį, skelbia metinius planus iki kiekvienų metų kovo 15 dienos. Taip pat konkrečiai pradeda ir planuoja kiekvieną pirkimą, iš anksto paskeldama techninės specifikacijas, tada skeldama sąlygas ir teikdama paaiškinimus tiekėjams iki pasiūlymų pateikimo. Na, tiekėjai šitoj stadijai iš tikrųjų, jie taip daro ar ne, bet aš spėju, kad jie analizuoja perkančių organizacijų metinius planus, susipažįsta su iš anksto skelbiamomis techninėmis specifikacijomis pirkimų, analizuoja paskelbtas pirkimo sąlygas, tada analizuoja savo galimybės dalyvauti šitame pirkime, žiūri, ar reikia jam partnerių, jeigu pirkimo objektas jam yra tinkamas. Na ir tada pradeda ruošti pasiūlymą, jeigu nusprendė, kad dalyvaus pirkime. Tada antra fazė, būtent yra jau, sakysim, iš perkančiosios organizacijos pusės, tai yra finalinė, prasideda vokų atplėšimų, pasiūlymų vertinimų, jeigu yra dėrybos ir iki užklausimai teikiami tiekėjams dėl kvalifikacijos, dėl pasiūlymų ir tada yra skelbiamas laimėtojas. Tiekėjas šitoj fazai paskutinėmis jau prieš pasiūlymo pateikimo terminą, sakysim, dienomis, jisai padaro tuningą savo pasiūlymo, patikrina ir pateikia pasiūlymą, tada dalyvauja arba ne pasiūlymų susipažinimo procedūroje ir tada atsako į paklausimus ir susipažįsta su paskeltais rezultatais. Tada prasideda sutarties pasirašymo stadija. Sutarties pasirašymo stadijai perkančioji organizacija informuoja tiekėją apie priimtą sprendimą. Sakykim, kad sprendimas buvo, kad buvo nustatytas laimėtojas ir jisai pakviečiamas pasirašyti sutartį, tada suderinami techniniai niuansai sutarties ir pasirašoma sutartis. Tiekėjas, žinoma, susipažįsta šitoj fazėje su pirkimo rezultatais. Jeigu jisai laimėjo, tai tada pasirašinėja ir patikė pasirašytą sutartį. Jeigu buvo tik tai sąlygos, tai tada suderina projektą atitinkantį sąlygose. Jeigu buvo pateiktas pirkimo sąlygose jau projektas, tai tada tik tai užpildo techninius rodiklius, dalykus ir pateikia pasirašytą sutartį. Arba jeigu jisai nelaimėjo sutarties, tai tada vertina situaciją, ar visa procedūra buvo teisingai atlikta ir ar nebuvo pažeisti jo interesai. Tada atitinkamai perinam į ketvirtą stadiją,
kas nebūdinga čia privačiam sektoriui, arba minimaliai būdinga, tai yra ginčių sprendimo stadija. Tai būtent jeigu yra nepatenkintų tiekėjų, tai perkančioji organizacija šitoj stadijai atsako į tiekėjų pretenzijas ir jeigu tie tiekėjai nepatenkinti, tai žinoma toliau dalyvauja jau teisme, bylinėjasi su tiekėjais. Tiekėjai teikia pretenzijas, vertina jas pateiktas atsakymus ir teikia ieškinius. Na ir sutarties vykdymo stadijoje perkančioji organizacija teikia užsakymus, priima prekes, vykdo sutarties priežiūrą, žiūri ar pristatyta tinkamai pagal nustatytą tvarką ir panašiai, vertina sutarties vykdymo rezultatus ir ruošias naujam pirkimam. Tiekėjas vykdo užsakymus, teikia ataskaitas, jeigu tai numatyta, ir teikia, žinoma, geri tiekėjai pasiūlymus dėl ateities pirkimų vykdymo. Tai dabar kiekvienoj stadijoj su kokiom problemom mes susidurėm ir kaip tai susiję su tiekėjais. Tai, kaip ir sakiau, svarbiausia, mano požiūrį, yra pirkimų planavimo, ta pradinė stadija iki pasiūlymo pateikimo. Ir kaip pirma problema, kurią aš pastebėjau čia, sakysim, per tą 15 metų, jinai truputį švelnėja, bet iš tiesų jinai vis dar yra, tai kad tiekėjai perkančiasias organizacijas mato ne kaip partnerius, traktuoja kaip varžovus. Ir dažnai kaip priešus, sakysim, ir stengiasi su jais kovoti ir tos kovos rezultate turėti sutartį. Tai tokį aš čia pavyzdėlį turiu, aišku, jisai čia nesimato, bet aš, kadangi čia skanavimo būdu padariau, tai turbūt daug kas žinot, kad yra tokia socialinių įmonių sąjunga, tai jie kiekvienais metais mums siunčia raštus. Ir va čia yra toksai raštas, matosi, kad jie mums parašė raštą, kad įspėjame, kad jūs nenupirkote iš socialinių įmonių ne vienos prekės, ne vieno darbo, o čia nulius parašė. Ir rašo, kad pažymime, kad už tokį pažeidimą nustatyta atsakomybė pagal administracinių teisės pažeidimų kodeksą, ten nurodė straipsnį ir kad mums čia labai kažkas tai gresia. Žinoma, mes reaguojame į tiekėjų raštus, mes jiem atsakėm, kad jūsų informacija klaidinga, mes nupirkom ten už tiek ir tiek 100 000 ir kad pasiruošę ateityje pirkti. Tada sekantis raštas iš karto į mūsų tą atsakymą ateina. Jūs vis tiek per mažai nupirkote, turite pirkti ne mažiau kaip 5% iš socialinių įmonių. Ir kas man labiausia nepatiko, sakysim, tai kad paskutinis sakinys, tai jums pageidaujant suteiksime informacijos apie mūsų organizacijos narius bei jų vykdomas veiklas. Tai čia toksai man charakteringas yra požymis tiekėjų, kad, sakysim, ne tai, kad jie atsiųstų mums įmonių sąrašą, nurodytų, kokias paslaugas teikia ir prisiųstų buklėtų, sakysim, interneto puslapį nurodytų, įmonių interneto puslapius pateiktų ir mums būtų kažkokia nauda. Tai jie mums sako, pageidaujant, reiškia, mums reikia eiti dar kažkur, ieškoti ir daryti, bet jie neatlieka, sakysim, to savo vaidmens ir nesistengia, kad mes gautume maksimaliai tą informaciją. Nes mes savo ruoštų galvojam, kad mes kiek įmanoma tiek ir perkame, kiek jie sugeba mums patiekti. Tai toliau antra tokia pastaba, kad tiekėjai nepakankamai dėmesio skiria inovatyvių produktų, sprendimų, čia 2 kartus parašiau, procesų, kurie galėtų padidinti pirkimo našumą pristatymui perkančių organizacijų tikslinėms grupėms, specialistams, ten, vadovams ir panašiai. Tai čia šiek tiek susiję su prieš tai buvusiu. Aš manau, čia tokia tradicija Lietuvoje yra, kad tiekėjai atseit negali bendrauti su perkančiom organizacijom, čia bus pažeistas kažkoks skaidrumas
Ir iš tiesų, sakysim, perkančios organizacijos yra visažinės ir jos tikrai žino, ką pirkti, bet mano nuomonė, kad tiekėjai būtent yra tie, sakysim, to proceso dalyviai, kurie geriausia žino, kokie yra naujausi sprendimai, kokie yra naujausi produktai ir kaip galim, sakysim, patobulinti tą pirkimo procesą. Bet kiek aš va čia dirbu, sakysim, universitete, per 7 metus, gal tik tai buvo kokie, 5 kartai, sakysim, tai į metus mažiau negu kartą, kada tiekėjai, sakysim, pasisiūlė kažkur tai pakviesti kažkokią mūgę, sakysim, specializuotą, ar tai, sakysim, pasisiūlė kažkokią padaryti prezentaciją, ar tai, sakysim, asociacija kažkur pakviestų, darytų renginius tokie perkančiosiom organizacijom, ar kažkokių pasiūlymų atsiųstų, tai labai minimaliai. Tai reiškiasi po to tokios pasiekmes, kad mes tada sprendžiam pagal tai, ką žinom. Toliau, žinoma, dabar pradėjo aktyviau statybininkų asociacija dirbti, gal projektuotojai šiek tiek labiau, bet iš tiesų tai aš matau, kad specializuotos asociacijos per mažai dirba su viešų pirkimų tarnyba dėl funkcinių reikalavimų nustatymų, techninių reikalavimų nustatymų ir aišku, to pasiekoja viešų pirkimų tarnyba irgi mažiau, iš esmės yra tik bendrėjai reikalavimai techniniam specifikacijom, bet konkrečių pagal sritis nieko mes neturim. Toliau, dabar nuo 2012 metų yra išankstinės techninės specifikacijos skelbiamos. Tai 2012 metais universitete mūsų departamentas gavo papildomai dar 3 žmonės ir mes jau tikėjomės, kad kažką taip susitvarkysim su to darbo krūviu, bet kai atsirado šitas techninių specifikacijų skelbimas, papildomi skelbimai, tai iš tikrųjų, sakysim, padidėjo žmonių kiekis, bet atrodo iš vietos nepajudėjom, kad mes padarytume greičiau ar susitvarkytume su darbais. Tačiau prieš ateidamas į šitą konferenciją, aš tokia pabandžiau, sakysim, to reikalo naudingumą paskaičiuoti. Prieš kiekvieną pirkimą, išskyrus mažos vertės pirkimą, mes turim paskelbti techninės specifikacijas. Tai dabar tik tai tiesiog į Excelį susimečiau, kiek 2012 metais mes paskelbėm pabaigtų pirkimų specifikacijų, tai buvo 210. Tada pasižiūrėjau, kiek tiekėjų, sakysim, ne tik, kad atsivertė ir išjungė, bet paspaudė, kad jie yra suinteresuoti ir norėtų priimti kvietimą, tai buvo 260. Tai tas aktyvumas ir gavosi rezultate toks, kad specifikacija paskelbta pasižiūrėjo 1,2 tiekėjo. Tai realiai skelbiam specifikaciją, pridarbinam darbuotojų, tiekėjams šitas neįdomu, absoliučiai. Vieną pirkimą pažiūri vienas tiekėjas. Tada iš kitos pusės pasižiūrėjau kaip tradicinis, kaip paskelbiamas pirkimas, kiek buvo pas mus jau procedūriškai sutvarkytų, tai 71 pirkimas buvo užbaigtas ir tose užbaigtose pirkimuose būtent suinteresuotumą, kad norėtų dalyvauti ir pas tą mygtuką paspaudė 641 tiekėjas. Tai skirtumas yra man akivaizdus, kad, sakysim, paskelbus patį pirkimą, tiekėjai maždaug gavosi toksai rezultatas, kad 9 tiekėjai vienam pirkime yra suinteresuoti vidutiniškai. Tai reiškiasi, tos specifikacijos naudingumas ir, sakysim, tiekėjų dalyvavimas yra visiškai mažas ir jisai yra akivaizdus. Tai arba šitas nenaudingas visiškai yra nenaudinga procedūra, arba tada toksai prašymas, kad ir ją reikia panaikinti, arba, sakysim, tiekėjai turėtų kažkaip labiau dalyvauti, teikti pastabas tom techniniam specifikacijom. Bet dabar praktiškai yra nulinis dalyvavimas. Toliau. Čia vėl tokia procedūrinė, kad iš tikrųjų tiekėjai nelabai skaito tas sąlygas paskelbtas atidžiai ir, sakysim, pateikia pasiūlymus,
nesiaiškina, ką ten reiškia tose sąlygose padaryti kažkokios tai nuostatos, jie savaip supranta ir teikia pasiūlymus. Nu ir tokių kuriozinių atvejų čia žinoma atsiranda, kur po to baigėsi pretenzijom, nepasitenkinimais ir mum nemalonu, ir tikėjom nemalonu. Nu čia, tarkim, prašėm mėnesinio mokesčio įkainį pateikti už 12 mėnesių, va čia buvo vieneto kaina, čia buvo, sakysim, viso kiekio kaina. Tai kažką neaišku, tiekėjas vietoj mėnesių, ten po to mums aiškino, kad skaičiavo kilobaitus ir panašiai, tai vat mes sudauginam 12 mėnesių iš vieno mėnesio kainą, gaunam 70, čia 11 000, aišku, buvo atmestas tiekėjo pasiūlymas, nes jis iš tikrųjų už tokią kainą nesutiko teikti. Toliau vėl, sakysim, čia buvo prašyta 1 valandos įkainis ir buvo vertinama 6 valandos, nurodė, kad 1 valandos įkainis 309, sudauginam 6 valandas iš 309, gaunam 234, o čia yra pateikta ir čia yra aprašymas tiekėjo, kaip jisai čia skaičiavo už visus metus ir taip toliau, ir 140 000 suskaičiavo. Tai žinoma, jeigu jisai būtų kažkas neaišku, nebūtų pats spėliojęs, ką mes turime omeny, arba jeigu jam neaišku būtų pateikęs prašymą paaiškinti, būtų viskas paaiškinta, dabar turim konfliktą. Tai toliau iš tiesų nemažai yra prikalbėta, kad perkančios organizacijos ten yra tokios korumpuotos, negeros, nekvalifikuotos, bet mano nuomonė, kad, sakysim, iš tos patirties, kiek aš matau, sakysim, yra tokių, atvirai sakant, kvailų procedūrinių trūkdžių, dėl kurių, sakysim, atmetami geri ir pigus pasiūlymai, arba, sakysim, pirkimas pasibaigė, kai reikia visus atmesti, reikia iš naujo daryti, vėl tai yra būtent dėl tiekėjų kvalifikacijos viešuose pirkimuose stokos. Ir mano požiūriu, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Aišku, tiekėjai sako, kad yra labai sunku, painu, bet jeigu dalyvauji tame viešam pirkime, tai reikia arba kažkaip nueiti į kursus, šiek tiek pasimokyti, jeigu tu nori dalyvauti, sakysim, reikšmingai tose pirkimuose, nes tiesiog yra, turbūt, pasakysiu, daugiau negu pusė apmaudžių tokių klaidų, dėl kurių privalom atmesti, nes po to, sakysim, kontroliuojančios institucijos, aišku, sako, jeigu mes neatmetam, tada visokias baudas skiria ir mes jau pasimokę, neberizikuojam. Tai vat, kvalifikacijos problemėlė. Toliau vertinimo stadijoje tiekėjai, aišku, neskiria pakankamai laiko to pasiūlymo parengimui, kaip ir sakiau, čia praktiškai yra tas pats ir dėl tokių procedūrinių dalykų, kai netitinka pirkimas, pasiūlymas turim atmesti. Tada čia iš tos srities, kad tiekėjai, sakysim, nepasitikė perkančiam organizacijom, kai duodi jom paklausimus, tai jie pradeda iš karto, sakysim, kažkokį ginčą. Nekonstruktyviai atsako į klausimą ir, sakysim, stengiasi paaiškinti, jeigu neaišku, bet jie pradeda kartais tokius ginčius. Va čia turiu tokį pavyzduką. Sakysim, mes reikalavom arba kad būtų kokybės sistema sertifikuota, arba kad būtų pateikti lygiavertus kažkokie tai įrodymai. Tai va čia pirma pastraipėlė matosi, kad mes paprašėm, kad pateikit arba sertifikatą, arba lygiaverčius įrodymus. Jie sako, jūs čia mus prašėt ir tada likusi dalis yra, sakysim, visiškai nesusijusi su mūsų paklausimu. Jie sako, mes pateikėm kažkokią pažymą, kuri jums turėjo būti pakankama ir, sakysim, jūs iš viso turite galvoti, kokius reikalavimus netinkamus nustatot, kad pažeidžiate įstatymą ir kad turi būti tikslai aiškus ir taip toliau, taip toliau. Tai viena įmonė atsakė va šitaip, jinai buvo automatiškai atmesta. Nors, aš galiu pasakyti, čia iš tikrųjų didelė telekomunikacijų bendrovė ir esu beveik ištikrintas, kad jie turi ir kokybės vadovus ir sakysim, kitus procedūrinius aprašymus, bet jie arogantiškai atsakė, kad mes patikėm pažymą, kad mes turim lygiavertišką sistemą. Bet
tu pasakyk, kad yra patvirtinta tas, yra patvirtintas vadovas, yra patvirtintos tos. Nieko nepasako ir dėl to buvom priversti, negi mes maldausim. Kita pateikė visus, sakysim, kokybės vadovų, įsakymus, taip toliau, įrodymus ir buvo pripažinta tinkamos kvalifikacijos ir laimėjo. Šita davė pretenzijas ir panašiai. Tai va, tai jau laikas. Sutarties pasirašymo stadijoje iš tikrųjų tai irgi tiekėjai, kai ateina laikas, kol netėjo laikas pasirašyti sutarties, tol jie nežiūri sutarties. Kai ateina laikas, pasakai, kvieti pasirašyti sutartį, jie tada sako, mum tas punktas netinka, mum laikas per trumpas, mum netinka, sakysim, ten delspinigiai, netinka nuostolių atlyginimas, dar kažkas. Tada mes išskaičiam rankas ir sakom, nieko negalim padaryti, jeigu nepasirašot, atmetam pasiūlymą, arba jeigu neteina, tada su sekančiu pasirašom, tada nebėra tiekėjo, pirkimo vėl iš naujo. Tai reiškia, visi iki pasiūlymo pateikimo, visi turi būti pateikti pasiūlymai, nesutikimai ir taip toliau, ir mes reaguosim. Toliau ginčių stadija. Piknaudžiauja pretenzijų pateikimo laisvę, parašo, žodžiu, taip, kai protestuojame, manome, kad neteisingai vertinote kitų dalyvių pasiūlymus. Nu tai kaip galime tokią pretenziją atsakyti? Nu tai tada kažką tai prifantazuoji, kad įvertinom gerai, taip toliau atsakai. Toliau iš viso pretenzijas žmonės dabar teikia bet kokiais atvejais. Pavyzdžiui, va čia buvo pretenzija pateikta ir rašo, kad mes turime įtarimą, kad buvo pasiūlyta ne visa įranga arba per maža kaina. Įtarimą. Nu tai kažką tai išdėstyti, argumentus ar panašiai. Ir toliau esminis dalykas, dėl ko buvo pateikta pretenzija, tai prašome atsiųsti informaciją, kokių gamintojų, kokius modelius, nu, va, tas kitas UABas pasiūlė. Tai dabar turiu išlaikyti visą pretenzijų procedūrą, sukviesti komisiją, išnagrinėti, rašyti protokolą. Buvo galima paprastą prašymą susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymu, parašyti ir būtų iš karto. Tai dėl kažkokio nepasitikėjimo, dėl ko tai yra teikiamas pretenzijos ir vilkinama procedūra ir toks tiekėjas jau iš karto užsidirba minusinių balų. Nu, tai ir toliau neįvertina savo pretenzijų pagristumą ir piknaudžiauja teisminę gynybą. Tai kiek per 7 metus Vilniaus universitetas yra gavęs pretenzijų, tai maždaug gal, sakysim, kokie 20% buvo patenkinta. Kiek esam gavę ieškinių į teismą, tai per 7 metus ne vienas tiekėjas nelaimėjo teismo. Tai iš tiesų reikėtų įvertinti savo galimybės, nes kainuoja ir mum, ir tiekėjim kainuoja labai brangiai advokatai. Tai ir tokie pasiūlymai ir rekomendacijos iš to išplaukiantis, kad perkančias organizacijas laikyti partneriais, ne varžovais, daugiau dėmesio skirti naujų sprendimų, paieškai ir pasiūlai, toliau dirbti per specializuotas tiekėjų asociacijas, daugiau dėmesio skirti iš anksto paskelbtų techninių specifikacijų kritikai arba rašyti viešų pirkimų tarnybai ar Seimui, kad panaikinam šitą nereikalingą procedūrą. Padėkite, nes mes sakom, kad jinai nereikalinga. Toliau atidžiau skaityti pirkimo sąlygas, reikalavimus, į kas neaišku iš anksto rašyti. Neaišku, rašykite, mes atsakysim iš tikrųjų. Ir būtinai žiūrėti, kad darbuotojai, jeigu planuoja dalyvauti, sakysim, jeigu pavienis pirkimas, nu tai kokį konsultantą laikiną pasisamdykit, sakysim, tai pigiau bus. Jeigu jau planuoja dalyvauti, turit kažkokį vadybininką, kuris ten, sakysim, visą laiką teikia tos pasiūlymus, tai nusiųskit į kursus, nes tada tikrai bus neveltui išmesti pinigai. Dabar toliau, pasiūlymą elektroninėse formose įsidėkite prieš 1 dieną, bent jau, nes todėl, kad jeigu paskutiniam minutėm deda techninės problemos, nepatikė pasiūlymo, tada nepasitenkinimas. Toliau sutarties nuostatom iki pasiūlymo, ginčių stadiją sakiau, sutarties vykdyme.
kuo daugiau dėmesio skirti sutarties vadybai, naudoti informacinės sistemas, kad neteiktumėt prekių netinkančių. Ir žinokite, kad sutarčių keitimas labai sudėtingas. Negalima keisti sutarčių, aš čia dabar jau greitinsiu. Dabar taip, dėl 2013 metais priimtos naujos direktyvos. Aš tokius išrinkau 4 pagrindinius momentus, jeigu kas nors susipažinę, tai turbūt jau jo žino, jeigu ne, tai iš tikrųjų, man rodos, nuo 2014 metų mūsų santykiai turėtų pagerėti su tiekėjais. Vien dėl to, kad atsiranda 2 naujos procedūros. Dabar galioja nuostata, kad atvirų pirkimų metu ar ribotų, konkursų metu jokių dėrybų su tiekėjais negalima. Tai atsiranda procedūra, konkursas su dėrybomis. Kaip tas bus įgyvendinta, tai paaiškės vėliau. Ir dar antras pirkimo būdas, inovacijų partnerystė atsiranda. Tai reiškia, kad tu jau gali iš anksto su tiekėjais konsultuotis ir per kažkokį, panašiai kaip konkurencinis dialogas, kažkas tokio, bet tu jau iš anksto, atsirinkinėjai ir atskleidi informaciją, ar tai su vienu, ar tai su grupe, ir, eini į sprendimą, jau įtrauki kažkokį tiekėją ar jų grupę, jau tos numatomos paslaugos kūrimo stadijoje. Tai manau, čia bus 2 tokie iš tikrųjų labai, labai naudingi pirkimo būdai, kurie atsiras tikėtina ne greičiau kaip 2014 metais, manau. Nes yra 2 metai, kol direktyvas privaloma perkelti, nors aišku, Lietuva gal greičiau perkels. Nes 13 metais dabar iš komisijos buvo teisininkas, sakė, kad 13 pradžioj planuoja patvirtinti, tai gal Lietuva, jinai progresyvi, labai greitai reaguoja ir turėsim jau 13 metais šitos būdus. Toliau antras dalykas, kur čia buvo ir su Plytniku diskusija, kad dabar yra iš tiesų kiekviena perkančioji organizacija susiduria, kad turi kokį nors tiekėją, kuris, netinkamai vykdo sutartį, nutraukė sutartį, vėl turi mažiausią kainą, ir vėl su juo privalai sudaryti sutartį. Tai dabar direktyvoje iš tikrųjų jau yra patikslintos, kandidatų atmetimo priežastis ir perkančios organizacijos turės teisę atmesti tokius ūkio subjektus, nors iš tikrųjų niekas ir anksčiau neribojo, bet dabar bus aiškiai parašyta direktyvai, kad turi teisę atmesti subjektus, kurie turėjo didelių ar nuolatinių trūkumų vykdant sutartis, susijusius su ankstesnių sutarčių vykdymu. Toliau atsiranda dar vienas vertinimo būdas, tai ne tik tai mažiausia kaina, ekonominis naudingumas, bet ir trečias, tai būtent viso prekės paslaugos gyvavimo ciklo sąnaudų vertinimas. Tai čia iš tikrųjų labai geras dalykas, nelabai naudojamas, iš principo ir dabar galima naudoti perkant ekonominių naudingumo būdų, net ir mažiausia kaina, bet dabar jisai bus aiškiai vardintas ir jeigu, nusiperki kažkokį aparatą pigiai, bet tada reagentai, per 5 metus kainuoja žymiai brangiau kaip tas aparatas ir jeigu tu pasižiūrėtum, kad būtum, brangesnį nusipirkęs ir įvertintum ten 5 arba 3 metų laikotarpį, kiek tie reagentai kainuos, tai ir tada palyginti ir nusiperki tada iš tikrųjų pigesnį paketą, tos pačios kokybės. Dabar yra šiek tiek taip švaistomi pinigai arba kai kada piktnaudžiaujama. Tai jeigu tą būdą plačiau taikysim, tai aišku bus žymiai skaidriau ir tiekėjai bus labiau patenkinti ir mes. Dabar su nukrypimais, kai yra sutartis vykdomos ir kažkokie 5 litai nesutampa, tai dažnai susiduriam su kontroliuojančių institucijų, išvadom, kad buvo pažeista sutartis, neskaidriai jinai vykdyta ir prašo įpareigojimą nutraukti sutartį. Tai dabar direktyvai bus aiškiai nurodyta, kad yra tam tikras leidžiamas nukrypimas 5% nuo pradinės sutarties kainos. Aišku, su sąlyga, kad, iš viso ten kažkas tai nesusijusio su ta sutartim daroma. Tai iš esmės taip, mano paskutinės išvados būtų tokios, kad
Ir labai didelis prašymas ir kokie pagrindiniai 3 lūkesčiai. Tai tiekėjų požiūrio kaita, tai kad būtent laikykite perkančias organizacijas kaip partneriais, nes mes tokie ir esam, 2 medalio pusės viens be kito negalim. Ir, sakysim, nekovokit su perkančiom organizacijom, o pasistengkit bendradarbiaujant išspręsti problemas be kontrolės institucijų ar panašiai. Taip galim žymiai efektyviau padaryti visiems. Žinoma, jeigu matot ir aš pats susiduriu, manęs prašo pažįstami, kad jeigu perkančio organizacija piknaudžiauja, aš tiesiog sakau, kad būtina yra teikti pretenzijas ir skųstis. Nes kartais būna, kad, sakysim, kažkokie sprendimai padaromi dėl klaidos ir jie pretenzijų metu ištaisomi. Arba, sakysim, jeigu piknaudžiaujama, tai reikia skųstis visiems ir pretenzijas duoti ir kontrolės institucijom rašyti, nes taip reikia apsivalyti mums sistemą. Toliau būtinai reikia tiekėjų aktyvumo, pačios problemos neįsispręs, pačios specifikacijos nepasidarys geresnės, reikia dalyvauti skelbiamų specifikacijų, sakysim, nagrinėjime, reikia teikti pasiūlymus dėl specifikacijų tobulinimo, vykdymo ir panašiai. Turim pavyzdį su Tele2, kai buvo, sakysim, labai brangu ir naudojom 40 centų mokėdavom už minutę. Jie čia tokią kompaniją išvystė ir visur pradėjo aiškinti, kad tik mažiausią kainą perkam ir kaip nukrito visos kainos. Tai va čia toksai man idealus pavyzdys, sakysim, kaip tiekėjas praktiškai pakeitė rinką. Tai, sakysim, tiek ir iš tikrųjų formuojant paklausą, nes kai susipažįsta tiekėjai su planais perkančių organizacijų, tai reikia būtinai dalyvauti, jeigu kažką tai turi konstruktyvių sprendimų teikti ir būtinai kvalifikacijos, jau pradėjau kimti, tiekėjų kvalifikaciją. Tai jau nesikartosiu, jeigu planuoja dalyvauti, tai reikia kelti kvalifikaciją. Viskas. Atsiprašau labai, kad užtrukau. Jeigu kažką tai galėčiau dar pasakyti, arba jeigu kažkom galiu padėti, tai tiesiog aš esu universitete, mane visą laiką surasti, galim arba pasikonsultuoti su kolegom, arba visą laiką su tiekėjais irgi nebijau susitikti ir diskutuoti.